Dabar modeliuosime prieškambario plyteles. Pasukime vaizdą taip, kad mums būtų patogu matyti. Einame į Geometry ir iš sąrašo pasirinkame Extended Primitives, susirandame Chamfer Box. Dabar kažkur šone nusipieškime Chamfer Box, paišoma panašiai kaip ir dėžutė, spaudžiame pelytę, tempiame į plotį, spaudžiame, tempiame į viršų, atleidžiame ir šiek tiek į vidų ir vėl spustelėkime pelytę. Kaip matote, braižoma dėžutė iš karto turinti užapvalinimus, kuriuos galime reguliuoti čia prie skilties Fillet. Na, o visos kitos parinktis yra tokios pačios kaip ir paprastos dėžutės. Kadangi plytelės irgi būna šiek tiek užapvalintais kraštais, mes dėl to ir naudosime čia Chamfer Box. Apskritai plytelėms braižyti Maxo programoje yra daugybė įvairių būdų. Mes čia panagrinėsime taip pat keletą variantų. Taigi nusibraižykime Chamfer Box plytelę, tiesiog apytiksliai tokia vietoje kaip brėžinyje. Ir dabar pakoreguokime jos parametrus. Taigi pasidarykime 450 mm ant 450 mm plytelę. Na ir aukštį suteikime maždaug 4 mm, o užapvalinę padarykime apie 50. Ir jeigu dabar priartinsime, kaip matote, artinant iškyla problemos, tiesiog sukant rutuliuką pelytės, taip kartais nutinka. Todėl šiuo atveju geriau pasirinkti įrankį Zoom. Ir su Zoom įrankiu mes galime galiausiai pamatyti tai, ko norime, nors irgi pakankamai sunku valdyti, tačiau štai, galime pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų plytelė. Susimažinkime vaizdą ir teikime šiai plyteliai aukštį, spaudžiame W ir vietoj 0,05 čia šiuo atveju gavos, mes įveskime -4 ir taip mūsų plytelės paviršius gausis nulinėme lygyje, kur yra mūsų grindis. Dabar trumpai panagrinėsime skirtumus Copy, Instance ir Reference, kadangi šios plytelės išklojimui naudosime įrankį Array, tai yra dauginsime mūsų plytelės skaičių, todėl reiktų trumpai panagrinėti, kuogi skiriasi Copy, Instance ir Reference ir kurį variantą mums geriausia šiuo atveju, kuriant seką, rinktis. Taigi pasikopijuokime dar vieną plytelę už mūsų plano ribų, spaudžiame pelytę su Move įrankiu, tempiame, atleidžiame ir pasirenkame Copy. Dabar taip pat pasidarome kopiją į šoną ir pasirenkame Instance. Spaudžiame OK. Nuo pirmo varianto taip pat nukopijuojame kopiją į šoną ir pasirenkame Reference šiuo atveju. Spaudžiame OK. Ir štai dabar padidinkime plytelės pirmosios mūsų kopijos dydį, einame į Modify ir didiname plytelės dydį. Kaip matote, didinasi visų plytelių dydžiai, išskyrus pirmosios plytelės. Kaip pamenate, pirmoji plytelė su šia plytelė yra susijusios tik tai per copy funkciją. Taigi copy yra iš tikrųjų paprasta plytelės kopija, tačiau ji turi buvusios plytelės parametrus tik tai tiek laiko, kol yra galiausiai kažkiek modifikuojama. Vėliau ji praranda ryšį su plytele ir todėl ją modifikavus mes turėsime visai kitokį vaizdą. Tuo tarp Instance ir Reference, kai keičiam originalią mūsų plytelę, keičiasi ir mūsų kopijos. Taigi pakeiskime išmatavimus Instance. Kaip matote, taip pat keičiasi visų trijų plytelių dydžiai. Jeigu spausime Reference, čia jau Modify tarsi tuščia, bet kai paspausime ant Chamfer Box užrašą, mes vėl galėsime reguliuoti. Ir kaip matote, Reference taip pat keičiasi ir originalo, ir Instance kopijos dydžiai. Dabar pritaikykime modifikatorių mūsų originaliai plyteliai, sukurkime modifikatorių Taper ir Amount padidinkime. Matote, keičiasi visų plytelių vaizdas. Ištrinkime šį Taper modifikatorių, spaudžiame Remove. Dabar suteikime modifikatorių Instance, taip pat Taper. Jeigu mes kažką keisime, keičiasi visur. Vėl ištrinkime modifikatorių ir dabar modifikatorių suteikime mūsų reference kopijai, pasirinkime Taper ir keiskime parametrus. Kaip matote, reference keičiant, pritaikant modifikatorių, toks pat modifikatorius nėra taikomas su juo susijusioms kopijoms Instance ir plytelės originalui.
Taigi tai yra esminis skirtumas tarp reference ir instance. Instance yra visiškai absoliučiai susijusi kopija su originalu, tuo tarpu reference yra tik tai iš dalies susijusi su kopija su originalu ir taikant ją įvairius modifikatorius, tie modifikatoriai yra taikomi tik tai jai. Taip pat galite pastebėti, jog skiriasi vaizdavimas. Paspauskime dabar pirminę plytelę ir matome, čia chamfer box užrašyta yra paprastu šriftu. Dabar spauskime kitą plytelę, čia jau yra kopija ir čia jau rašoma yra bold šriftu, tai yra paryškinto. Tai jau rodo, jog tai yra nepaprastas objektas, o kopija. Taip pat ant kitos, ant instance, taip pat matome, kad tai yra chamfer box, tai jau būtent ir matom, kad tai yra instance kopija. Ir spaudžiame ant reference, galime ištrinti taper modifikatorių. Štai matysime, jog prieš chamfer box yra tam tikras laukelis su spalva, tai rodo, jog tai yra reference ir taip pat chamfer box yra užrašyta paryškintų šriftu. Taip pat yra svarbu paminėti, jog keičiant dydį su rotate ar scale, instance, reference ir copy, šie pokyčiai nepersiduoda. Tarkim, aš suteiksiu didesnį dydį su scale reference plyteliai, nieks nepersiduos į originalą nei į instance. Taip pat, jeigu mes pasuksime instance, niekas nevyksta su kitomis plytelėmis. Galime taip pat pritaikyti ir scale modifikatorių. Keičiasi tik tai ši plytelė, kitos nėra liečiamos. Taip pat svarbu pažymėti, jog su scale keičiant objekto dydį išsikreipia jo tikrasis dydis, nes per modify mes matome senus išmatavimus. Nepaisant to, jog plytelė gerokai padidinama, išmatavimai vis tiek lieka tą patys, taigi jie išsikreipia. Todėl prieš naudojant scale reikėtų gerai pagalvoti, ar tikrai mums šiuo atveju reikia scale, ar galbūt objektą galima didinti kitais būdais. Ir kitas dalykas yra tai, jog kai mes kopijuojame plyteles ar kitus objektus, medžiagiškumas persiduoda tik tuomet, jeigu jisai buvo pirmoje plytelėje, tačiau jeigu dabar suteiksime medžiagiškumą kažkokią tai instance kopijai, tai ta pati medžiaga neatsiras ant originalo. Todėl prieš darant kopijas patogiau yra prieš tai suteikti objektui medžiagiškumą ir vėliau kopijuojant tokį patį turėti medžiagiškumą ir visose kopijose.